Papasakosiu jums trumpai apie mūsų išvyką į Vilnių, apie Blyksčių magiją, cepelinus ir nepavaldžius laikui kadrus. Nors Vilnius mus pasitiko lietumi, tačiau nuotaikos mums nesugadino. Nuotaikos puikios. Kelionė neprailgo. Kas naudė, kas žvalgėsi pro langą, o kas dėliojo būsimos fotosesijos idėjas galvoje. Atvykę tiesiai nukeliavome į Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrą, kur mus pasitiko kuratorė Gabrielė. Ji ne tik supažindino su mokykla, bet ir įteikė mums judu po miestą paprastai korteles, kurios leido pajusti tikrą vilniečio gyvenimą. Vos gavę korteles, žinoma, iškart patraukėme ten, kur visiems studentams svarbiausia – į valgyklą. Pasistiprinę grįžome į klasę, kur susipažinom su belaidėmis Blyksčių sistemomis ir mūsų mokytojumi Dmitrijumi. Taip, tai tas pats charizmatiškasis Dima, kurio pastangomis netrukus visi jau valdėme šviesą kaip tikri profesionalai. Vėliau apžiūrėjome analoginės fotografijos laboratoriją, išnaršėme fotostudijas ir ėmėmės praktikos. Derinome šviesas skirtingose fonuose, filmavome reelsus ir eksperimentavome su kadrais. Po intensyvios dienos su vakarienė rankose grįžome į bendrabutį. Gavom vakarienį picos. Pažiūrėk, čia mūsų pica. Sulčių gavom. Bananą, kur suvalgiau, laimsdą nesuvalgiau. Bendrabutį ilgai neužsibuvom, juk reikėjo susipažinti su naktiniu Vilniumi. Išbandėm transporto korteles, ilgai netrukę mes jau senamiestyje. Išragavę ir priragavę lietuviškų patiekalų, patraukėme ieškoti geriausių vietų panoraminėms nuotraukoms. Aplankėm Pilies gatvę, Katedros aikštę, Žaliąjį tiltą ir galiausiai kupini įspūdžių grįžome ilsėtis. Life is life. Da 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 da. Durnumai tik. Antradienis prasidėjo anksti. Valgykloje susipažinome su meniu, o grįžę į klasę su nauja mokytoja. Vėl mūsų laukia iššūkiai. Šįkart mus pasitiko mokytoja Indrė, kuri traukė mus į modelio valdymo meną ir apšvietimo schemas. Paaiškėjo, kad geras fotografas ne tik spaudžia mygtuką, bet ir sugeba tinkamai nukreipti fotoaparatą į žmogų, kad jis atrodytų natūraliai. Įkvėpimo ėmėmės iš Pinterest, o tada kibome į darbus. Naudojome projektorių, eksperimentavome su šviesomis ir galiausiai sukūrėme tokius kadrus, kad net patys savim stebėjomės. Atsisveikinę su mokytoja po pamokų skubėjome į žinomo fotomenininko Alberto Pociejaus parodą.
Pociejus fotomenininkas, kurio darbai garsėja išskirtiniu požiūriu į žmogaus kūną, judesį ir emociją. Prie kavos puodelio analizavome jo darbus, diskutavome apie fotografijos prasmę ir netgi išsiuntėme linkėjimus į Ukrainą. Trečiadienio rytą mūsų laukia labai praktiška ir naudinga tema – dalykinio portreto fotografavimas. Skamba solidžiai tiesa, tačiau netrukus supratome, kad už to slypi ne tik kostiumai, bet ir daugybė subtilybių, kurias reikia valdyti, norint sukurti profesionalų įvaizdžio portretą. Išbandėme įvairias pozas, nuo klasikinės rankos sukryžiuotos ant krūtinės iki natūralesnių, lengvai pasuktų kūno pozicijų. O tada išsiskirstėme į 2 grupės ir išėjome į lauką. Čia mūsų laukia naujas iššūkis – blyksčių naudojimas natūralioje aplinkoje. Pasirodo, kad su geru apšvietimu net darganotas Vilnius gali atrodyti kaip iš reklamos žurnalo. Po pamokų reikėjo skubiai sutvarkyti reikalus banke, o tada patraukėme į Užupį. Pasirinkome vieną iš žinomų Užupio picerijų, kurioje sklido viliojantis kepamas tešlos kvapas, o interjeras priminė jaukią menininkų dirbtuvę. Sotus ir laimingi dar šiek tiek pasivaikščiojome po Užupį. Jo meniška dvasia, mažos gatvelės ir keistos skulptūros tik dar labiau įkvėpė kūrybai. Supratome, kad gera nuotrauka, kaip ir gera pica, turi savo receptą. Todėl puikiai atlikome namų darbą. Sukūrėme panoraminę nuotrauką iš daug kadrų. Ketvirtadienis mums buvo ypatinga diena. Turėjome unikalią galimybę ne tik išbandyti dumplinį fotoaparatą, bet ir susipažinti su visu analoginės fotografijos procesu, nuo kadravimo iki ryškinimo laboratorijoje. Tai buvo visiškai kitokia patirtis nei skaitmeninė fotografija. Čia kiekvienas veiksmas reikalavo kantrybės ir supratimo, kaip veikia šviesa, optika ir cheminiai procesai. Kai pirmą kartą iš arti pamatėme dumplinį fotoaparatą, iškart supratome, kad jis atrodo tarsi iš senų laikų. Didžiulis medinis korpusas, išsiskleidžiančios dumplės ir didžiulė plokštelė gale. Šis aparatas reikalauja kruopštaus paruošimo. Prieš darant nuotrauką reikia ne tik tiksliai sureguliuoti fokusą, bet ir atidžiai apskaičiuoti ekspoziciją, nes klaidų taisyti nebebus kaip. Bet tikroji magija prasidėjo tada, kai perėjome į laboratoriją ryškinti savo nuotraukų. Tamsoje tik raudonos šviesos apsuptyje panardinome negatyvus į cheminius tirpalus ir stebėjome, kaip lėtai nuotrauka pradeda ryškėti ant popieriaus. Tai buvo tarsi stebuklas. Iš pradžių vos matomas siluetas pavirto aiškiai įžiūrimų atvaizdų. Po kelių cheminių vonių ir skalavimo gavome vienetinį rankų darbo atvaizdą, kuris laikui nepavaldžiais metodais išliks dešimtmečius. Kiekvienas kadras buvo unikalus, su visais netobulumais, grūdėtumu ir savita tekstūra, kurių jokiais filtrais ar skaitmeniniais efektais negali atkartoti. Dirbdami su dumpliniu fotoaparatu supratome, kokia vertinga yra kantrybė ir kruopštumas fotografijoje. Čia nėra vietos greitam spragtelėjimui ir trinimui, kiekvienas kadras yra apgalvotas, išjaustas ir vertingas. Tai buvo ne tik praktinė, bet ir filosofinė pamoka. Šiandien, kai fotografuojame 100 kadrų per kelias minutes, analoginė fotografija primena, kad tikro grožio nereikia skubinti. Ketvirtadienio popietę po įspūdingos analoginės fotografijos patirties mūsų laukia dar viena kelionės kulminacija – Vilniaus televizijos bokštas. Tai ne tik aukščiausias pastatas Lietuvoje, bet ir vieta, kur leidžia pažvelgti į miestą iš visiškai kitos perspektyvos. Į bokštą kilome specialiu greitaigiu liftu, kuris per 45 sekundės mus pakėlė į 68 restorano ir apžvalgos aikštelės aukštą. Vos išlipus prieš akis atsivėrė kvapą gniaužianti Vilniaus panorama. Galėjome matyti ne tik miesto centrą, bet ir tolimiausius rajonus bei horizonte boluojančias Trakų pilies apylinkės. Po intensyvios savaitės kupinos naujų žinių, patirčių ir įspūdžių, penktadienis tapo mūsų kelionės Vilniuje finaliniu akordu. Tai buvo diena, kai ne tik apibendrinome viską, ką išmokome, bet ir pademonstravome savo kūrybą kitiems. Rytą pradėjome paskutinę užduotimi – savo darbų paruošimu ir pristatymu. Visi savaitės eigoje sukurti kadrai, dalykiniai portretai, analoginės fotografijos eksperimentai, kūrybinės fotosesijos su projektoriumi turėjo būti sudėlioti į galutinį darbų maketą. Pasirinkome geriausias nuotraukas, apgalvojome jų išdėstymą ir spaudos kokybę, o tada atsispausdinome savo kūrybą. Kai laikėme rankose atspausdintas nuotraukas, jautėmės tarsi tikri fotografai ruošiantys savo pirmąją parodą. Skaitmeninėme amžiuje, kai dažnai nuotraukas matome tik ekranuose, tai galimybė jas išvysti fiziniu pavidalu buvo tikrai ypatinga.
Galiausiai atėjo laikas svarbiausiai daliai – darbų pristatymui aktų salėje, kur susirinko ir kiti projekto dalyviai. Kiekviena grupė turėjo galimybę parodyti, ką nuveikė per savaitę, pasidalinti savo įspūdžiais ir išklausyti kitų patirties. Klausydami kitų dalyvių pasakojimų supratome, kad visi iš šio projekto išsinešame skirtingas, bet vienodai vertingas patirtis. Kai kurie atrado naują susidomėjimą portretinę fotografiją, kiti įsimylėjo analoginius procesus, dar kiti tiesiog patyrė kūrybinį išlaisvėjimą, kuris ateina tik būnant tarp bendraminčių. Sveiki visi. Mes šiaip dabar galbūt galvosi, kad kalba mokinys, bet iš tikrųjų aš esu mokytas. Toks bairis pradžioje, tai jo. Gerai, jokai jokeliais, tai pas mus atvyko svečių iš Šiaulių. Ką mes su jais veikiam, tai aš, mokytojas Dmitrijus ir mokytoja Indrė priėmėm juos labai švelniai šiltai, iš karto pamaitiname, o vėliau pradėjome fotografuoti. Tai labai tikiuosi, kad jiems viskas patiko. Mes per šią savaitę dirbome labiau studijoje, bet dirbome ne tik su skaitmeninė fotografija, kurią jūs ir taip žinote iš savo telefonų, kai maigate jį ir bandote kažką nufotografuoti, bet ir taip pat prisilietėm prie senovinės fotografijos, tai fotografavom dūmlinę kamerą ir žaidėme ne tik su apšvietimais, bet ir su chemikalais, dirbome labai daug, fotografavom, ieškovom sprendimų, juokavom ir vėlgi valgiom, juokavom ir vėl fotografavom. Tai praleidom visai smagiai laiką, buvo tikrai ir smagu, ir naudinga, ir viską atidavėm, ką galėjom atiduoti tikrai, o kągi mes galėjom jiems duoti ir ką jie gavo, tai aš galbūt norėčiau išgirsti iš pačių mokinių. Galbūt kalbėkit vienas, nes fotografai nelabai mėgsta kalbėti, mes mėgstam paspaust kadrą ir pabėgti. Tai va, tai iš jūsų... Kad fotografai nemėgsta kalbėti, jūs ką tik paneigėt šitą mitą. Tai aš jau mokytojas. Yra išimčių. Ja, yra išimčių. Mes labai džiaugiamės turėdami galimybę čia atvykti ir pasimokyti iš kitų mokytojų, įgyti tokios patirties. Tai mes šį kartą mes labai norėjom analoginės fotografijos, tai labai esam dėkingi Dimai, kad jisai mums organizavo būtent tokią dieną. Tai jinai mums ta diena sprogo iš tikrųjų labai greitai. Neturėjom galimybės dar ir pasimokyti su blykste lauke fotografuoti, tai irgi labai mums patiko, tas buvo naujovė. Teko prisiliesti prie egzaminų schemų, taip pat išbandyti. Tai mes džiaugiamės jo čia pabuvę, tai keletas čia mūsų labai mažas kiekis nuotraukų padarytų. Sunku atsirinkti, kurios gražiausios, kurios ne. Ir dar šiandien gavom Photoshopo, šiek tiek netgi pamokų kažkokių tokių triukų. Kaip atspausdint maketą, kaip jį paruošti tą maketą. Mes tikrai begalę žinių šiandien parsivešim. Turėsim ką papasakot likusiems Šiauliuose, tai labai ačiū už pažintį, už pamokas, už žinias ir lauksim kvietimo kitą kartą. Nu visą gerą mokyklą. Čiau, čiau! Taigi po renginio dar kartą atsisveikiname su Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centru, sėdome į autobusą ir išvykome namo atgal į Šiaulius. Paskutinis klausimas likusiems Šiauliuose. Kokia ta fono spalva geriausia? Kaip finalinę užduotį palikome klausimą jums. Kokia fono spalva geriausiai tinka pagal mūsų išmoktas apšvietimo schemas? Tai tik subtili užuomina, kad šviesos supratimas ir spalvų parinkimas – tai klausimai, į kuriuos atsakymų ieškosime visą savo fotografijos kelią.